Sveiki, sveiki, sveiki visi mano kanalą jau stebintys ir naujai prisijungę. Tiem iškart pasakysiu, kad apie ką mano kanalas. Aš su onkologija draugauju jau 12 metų ir savo video pasisakymuose aš noriu pasidalinti su jumis savo patirtimis, atradimais, nušvitimais. Drąsiai jau dabar galiu pasakyti šitą žodį nušvitimais, nes tai, kas įvyko per paskutinius 7 mėnesius, tai reiškia nuo sausio 1 dienos atsidūręs greitosios pagalbos skyriui, gavau gydytojų rimtus tokius nuosprendžius, kad jau tas beviltiškas atkritimas ir kad chemoterapija dar galbūt galėtų padėti. Aš jos atsisakiau ir bandau, kaip sakyt, gelbėtis, nebandau gelbėtis, bet, galim sakyti, jau išsigelbėjau tikėjimu Dievu, Jėzum Kristum, ir esu be galo dėkinga jam gyvenimui ir visatai ir kam tik tai nori, visai esybei. Tai buvo mano laimingiausias periodas gyvenime. Ir daugam tikrai atrodo, kad tai yra mano kažkoks tai artificial, kaip sakyti, dirbtinis vaidyba, kad aš apsimetu, kad čia man viskas gerai, bet aš nuoširdžiai sakau, Dievo akivaizdai, aš sakau, kad tai buvo mano laimingiausias periodas gyvenime. Ir dabar tikiuosi, kad šitam video aš jums trumpai papasakosiu, kaip tai vyko. Smulkmenas gal atskiruose videos pakartosiu plačiau, papasakosim. O dabar pasakysiu, kad tokia patirtis buvo, aš žinojau, kad tai vyksta, kad būtina tai, ką turi savy gerą, privalai dalintis su pasauliu, tu negali laikyti vien tik savo, nes jeigu tau Dievas davė kažkokius tai supratimus, suvokimus, tai Jisai nori, kad tai yra skirta, kad per tave ateitų žmonijai, kad tai nėra tau vienai asmeniškai skirta, kad žodžiu, dalintis yra natūrali žmogaus prigimtis, ir kai to nedarai, tai tiesiog tau eina visokie ženklai ir visokie perspėjimai, visokių tiesiog nedavė dar man Dievas tos iškalbas, nes vis tiek tas yra jaudinimas, ypač vėl po tų 4 mėnesių pertraukas, tai darau tarsi vėl iš naujo, tarsi vėl pirmą kartą. Ir tiesiog prašau Jėzus Kristaus, kaip sakyt, padėti man pasakyti tai, ką aš noriu pasakyti, ir atverti jūsų širdis, kad jūs tai išgirstumėt, nors mažą dalelytę, nors kelis procentus, bet tai yra tikrai begalinė nauda, ir jeigu jūs tai sugebėtumėt panaudoti savo gyvenime, tai jie tikrai pasikeistų į gerą, ir prašau, tiesiog pabandykit išgirsti. Tai kas įvyko po tų 7 video, kai aš ten išsiliejau. Paskutinis buvo gal per Velykas tas video, žodžiu, išsiliejau kažkokį tai dalį savytos informacijos, paleidau, atlaisvinau vietos naujai ir gavau Dievo dovaną tokį, kaip sakyti, naujus atradimus, tuos nušvitimus. Taip drąsiai šiuos galiu vadinti nušvitimais, nes tai kas įvyko, apie pagrindinį papasakosiu vėliau, apie visus kitus gal atskiruose video irgi plačiau, nes tai yra be galo reikšminga, tai yra be galo brangi, nežinau, sakytum, aukso vertės dovana, bet tai auksas yra palyginus apvalus nuliai su tuo,
su tuo, ką duoda mums Dievas ir su šitais suvokimais, patirtim. Ir reiškia, kai aš nustojau tuos daryti video, aš pasijaučiau tokia laisvesnė, tie sparnai suplasnojo, pradėjau tenai vėl veikti, ką noriu daryti, tiesiog džiaugtis gyvenimu, būti laiminga, įkalė kažkokias tai dozes šitų nuskausminamųjų, iki ko priėjau, kad aš juos jau vartoju pačius stipriausius, jau net jau ligoninės stipresnių nebevartoju, tiesiog nebeturi. Ir šiuo momentu aš jau, kaip sakyti, susitvarkiau su tom onkologiniam problemam, bet prieš kažkur 10 dienų vėl atsidūriau greitosios pagalbos skyriui su nugaros skausmais ir gydytojas pasakė, kad tipo turėjai vieną problemą, dabar jau turėsi 2 problemas. Reiškia, tas rūpestys dabar man su stuburu yra pagrindinė problema negu onkologija. Bet tai viskas yra tvarkoma, kaip sakyt, ko negali žmogus, tą gali Dievas ir visiškai atsiduoda į ją rankas ir savo vedimu jisai man tikrai veda, tie vidiniai, tie insidai, tie supratimai ateina, aš juos naudoju ir dalinuosi jais su jumis dabar. Kai man pradėjo jau tie visi atlaisvinus vietas, tie visi suvokimai, jie atėjo tokia neminčių seka, kad va, tas yra dėl to, todėl, kad, bet jie atėjo tokiom plytom. Neturiu net žodžių, nes tokių žodžių turbūt nėra išrasta, kad pasakyti tas jausmas, kai ateina tas suvokimas, va, kaip čia yra, va, viskas ir dingsta. Kaip, kas buvo, kas čia buvo, kažkoks dežavų, net negaliu pasakyti. Ir tada prašai, Viešpatie Jėzau Kristau, padėk man suvokti tai, ką aš turiu suvokti, padėk man išsiaiškinti, padėk man susigrąžinti tas mintis, jas išpakuoti, išskleisti. Ir tada prasideda kažkokia tai įvykių, atsitikimų, minčių, atskirų, tokia įvykis po įvykio, supratimas po supratimo ir visa ta plyta išsipakuoja ir išsidalina tokiais nemenkais, mažais, atskirais, mažais, bet labai dideliais tokiais džiaugsmeliais, kurie kaip su toksai gyvenimo varikliais. Va, kaip čia yra viskas. Ir gauni patvirtinimus, ir jeigu dar dėl kažko tai abejoji, vėl prašai tokią vidinę dialogą su Dievu. Ir Dieve, padėk man suvokti tai, ką aš turiu suvokti, padėk man suprasti, padėk man panaudoti tai. Ir visą laiką ateina tas palaikymas kažkokiais tai ženklais, kažkokiais tai, tarkim, įsijungi YouTube kanalą ir nori kažko tai, kad ir plaunant indus, kažko tai paklausyti. Ten kažkokių tai muzikos kokios, ar tenai kažkokių tai užkliūna kažkoks tai reklaminis užrašas video. Tiesiog aš juos pradėjau skaityti kaip ženklas, nes vos ne taip praskrolinė ir pirmą pasitaikysi. Ir gaunu atsakymus. Dabar galite galvoti, kad čia kuku maku, bet man taip gaunasi. Nežinau, turbūt, kad tuo tikiu. Tai noriu pasakyti, kad šituos mėnesius aš čia kaifavau šitais visais atradimais ir kol vėl man tie skausmai nugaras neužėja ir vėl tie prasidėjo naktiniai blūdinimai po kambarys, kolidorius, virtuvė ir vėl pradėjau aš mintyse kurti šitas visas paskaitas, ką čia reikia pasakyti. Įsivaizduokit, skausme vaikštai ir tau eina tekstai ir jie tokie sklandus, tokie faini ir galvoju, blemba, čia kokia tu išmintinga, bet kaip tu čia taip suvokiai. Ir tas padėka Dievui ir viskas, ir galvoju, va, įsijungti reikia ir sakyti, ai ne, tai čia
tai susivėlus, tai užsimiegojus, tai su pižama, ir dabar su pižama, 4 valandą atsikėliau ir blūdį su savo tekstais. Ir dabar kaip visada nesklandžiai gaunas, bet nutariau, kad jokių dublių tenai pakartotinų nebus, nes tiesiog tam nėra laiko ir gana čia, kaip sakyt, kompleksuot, kad čia tu kažkaip tai netaip atrodai. Tai va, ką aš čia dabar norėjau pasakyti, kad per šitos 4 mėnesius sutikau tiesiog nedaug pažįstamų žmonių, su kuriais nebendrauju artimai, tiesiog užkalbinu, paklausiu, kada čia vėl, gal kada tie video bus. Galbūt dauguma, kurie manęs nesutinka ir nepažįsta, jau pagalvoja, kad aš čia merdėjau, jau numiriau, ar tenai dar kažkas, bet ne, taip jau, kaip sakyt, aš esu tokia, kad aš, kaip sakyt, taip lengvai nepasiduodu ir apskritai netikiu, kad netikiu, kad tai yra neįmanoma numirti. Tiesiog neįmanoma. Paprastai. Ir jeigu svajoju, tai iki mėnulio. Kitų visatų mėnulio. Ir mano svajonės gali būti tapti nemirtinga. Ir tapsiu nemirtinga. Arba numirsiu tai be bandydama. Bet aš savo svajonėm neatsisakysiu. Ir jums siūlau. Jeigu svajo, tai nuoširdžiai ir tuo tikėti. Nes, kaip sako Biblijai, kiekvienam pagal tikėjimą. Kuo tikėsi, tas ir bus. Ir aš rimtai tuo tikiu, ir kvantinė fizika tai patvirtina, kad tik tikėjimas, tik jūsų norai, svajonės kūrė jūsų būtybę, aplinką. Reiškia, viskas pastatyta tik tai, viskas, kas vyksta jūsų aplinkoje, tai yra tik tai jūsų norų įsipildymas, ne kažkas tai kitas. Ir kaip sakyt, kaip jums labiau pasakyt, kad patikėtumėt, tai yra paprastas dalykas. Jeigu nepakankamai tikit Dievu ir kas parašyta Biblijoje, kad kiekvienam pagal jo tikėjimą, tai galiu pasakyti, tai yra faktas, kad tai įrodė ir šiuolaikiniai kvantinės fizikos tyrinėtojai. Už tai prieš porą metų yra gauta Nobelio premija, pavardžių dabar nebeprisiminsiu, nes ten yra grupė dirbusių mokslininkų. Reiškia, Nobelio premija skirta už tai, kad mokslas įrodė, kad ne mes turim prisitaikyti prie aplinkos, bet mes patys iš vidaus tą aplinką kūrėm. Reiškia, kokie mūsų norai, tie norai gali būti netiesioginiai, tai gali būti pasąmoningi norai. Tai tą mes ir turim savo aplinkoje. Mūsų aplinkoje žmonės kalba tą, ką mes tikimėms iš jų išgirsti. Vyksta, tarkim, mes susikuriam ligas, irgi to norėtume. Pavyzdžiui, mano mokytojas Sergejus Dolmatovas sako, ir aš tuo tikiu, nes aš patikrinau ant savo kailiuko, kaip sakyt. Tai jisai sako, kad jeigu išsprendi tokį rebusą, dėl ko tu susikūrei tą problemą, tai ta problema tiesiog pasitraukia. Reiškia, reikia surastas toks naujas trečias sprendimas. Kad, tarkim, pavyzdys man asmeninis. Aš dabar, kaip sakyti, pažadėjau pasakoti apie savo asmeninės patirtis, taip pat ir pasakosiu. Tarkim, kodėl aš norėjau susirgti vėžiu. Įsivaizduokit, aš susirašiau, kažkur tai savo Talmudė, aš taip jau pavadinau, neberasiu dabar, 18 punktų,
dėl ko aš noriu sirgti vėžiu. Pasakysiu, tai neįmanoma. Galbūt aš net kada nors padarysiu laidelę apie tuos 18 punktų. Gal kai kurie iš jų yra per daug asmeniški, bet pavyzdžiui toksai pasąmoningas noras ėst ir nestorėti. Tai dabar patikėkit, galiu ėst kiek nori, ką nori ir nestorėju. Norėčiau jau dabar pakeisti savo norus šituos ir juos įmanoma pakeisti. Ir aš juos keičiu, bet toks pavyzdys. Ėst ir nestorėti. Arba, kas čia dar iš tokių, nesvarbu, palikim su šito vienu pavyzdžiui. Reiškia, yra noras valgyti ir yra noras nestorėti. Du priešingi norai, kurie tave tempia ir drasko į šalis. Tiesiog reikia surasti naujas trečias, kad galėtum tai daryti be ligos pagalbos. Reiškia, gali ėst kiek nori ir nestorėti, jeigu naujas trečias yra valgyk tai subalansuoto maisto, pavyzdžiui. Sveikas, teisingas, subalansuotas. Aš, pavyzdžiui, renkausi savo, kaip sakyti, lieknėjimo plane, tai buvo labai veiksminga dieta, nemaišyti angliavandenių su baltymais. Tikrai gali valgyti kiek nori ir stabiliai po 1,5 kilogramą per mėnesį krito. Per metus laiko aš ten numečiau 15 kilogramų svorį. Tai tikrai veiksminga, galit naudoti drąsiai, pasidomėti, internete tikrai informacijos yra, tiesiog angliavandenių nemaišyti su baltymais ir gali valgyti kiek nori. Virškinimas nesutrinka, peristaltika puikiai veikia ir problemas išspręstas. Tai, bet tam reikia užsispyrimo, tam reikia, kaip sakyti, valios ir buvo man atveju paprastesnis sprendimas susirgti vėžiu ir sulieknėti, sakykim taip. Tai va čia taip. Tada, kaip minėjau, tai buvo džiaugsmingiausias periodas mano gyvenime, nes aš patyriau patį didžiausią, kaip sakyti, patirtį, kurią galbūt papasakosiu šito video eigoj. O dabar norėčiau papasakoti tiesiog tokių smulkmenėlių, kad jūs daugiau įtikint, kad tai iš tiesų veikia visi šitie vidiniai pokalbiai su Dievu ir buvimas momente, ta pati svarba. Ir per šitos 4 mėnesius po to išsikrovimo 7 paskaitėlių tų video transliacijų, kai aš ten atgyjau, pakilau, sparneliai suplazdėjo, tai aš tiesiog džiaugiausi gyvenimu, džiaugiausi kiekvienu momentu ir svarbiausia stengiausi išgyventi kiekvienu momentu, nes nesistengiau, tai jau man gaunasi natūraliai tas gyvenimas kaip meditacija. Galėjau dar savo tai leisti ir tebegaliu dar, ačiū Dievui, kad tiesiog atsikeli ryte ir galvoju, ką aš dabar noriu veikti. Ir aš noriu lovą pasikloti, po tokias smulkmenas ir aš noriu ten kavos išgerti, aš tenai, kažkokius paimti puokštį, gėlytės apkarpyti, kad jos va čia ant stalo prie kavos gražiai tenai nuvytusios kokius išmesti. Tiesiog absoliučiose mažose smulkmenose tiesiog veiki, kerpi tas gėlytės, plekščios, jos tenai lieka standžios, gražios lapelius apipešioji, sudėdi, gražu, viskas. Tai yra nesuvokiama, kad galima džiaugtis tokiais dalykais. Tai vat ir sakau, kad kai Dievas duoda lygą, tai pradedi vertinti tokius mažus dalykus, kai tau tiesiog neskauda, tau jau euforijos būsena. Tai tiesiog, kol mes to neturim, kol mes neturim tų skausmų, negali įvertinti to gyvenimo šitam pasauliui grožio, to gyvenimo šitam pasauliui kiek jisai kupinas to, net aš negaliu pasakyti, tiesiog euforinis tas džiaugsmas vidui dėl to, kad tu girdi garsus, kad tu užuodi kvapus, kad tu lieti, va tas lietimas. Man per šitos 4 mėnesius kažkoks tai naujas, visiškai nepatirtas gyvenimo periodas užėjo, kad aš pasidariau itin jautri visiems dalykui, kvapui, spalvai, lietimui,
ir kam čia dar? Kvapui, spalvai, šviesai, lietimui. Žodžiu, jautrė visi jausmai, o pirmajam video aš labai skundžiausi, kad man tas gyvenimas pasidarė tokia, kaip tos ne kardiogramas, o tos, kur reanimaciniai būna, ta linija, tokia tiesi, be jokių šitų pakilimų, be jokių emocijų, be jokių nieko, ten tokia tiesi, myras, va, tokia linija. Tai dabar, manat, ta linija va tokia, va visa banguota, ne kažkokiais tankumais, bet va tokia, va faina, viskas taip gera, viskas toj dušiai. Noris visam pasauliu dalintis, išsilieti, visi galvoja, gal čia nuprotėja, gal čia morfinas veikia, gal čia kažkas, ne, tikrai ne morfinas, tiesiog gyvenimo džiaugsmas liejas laisvai. Ir ką aš norėjau pasakyti? Ir va tas visą laiką darai tuos darbus ir visą laiką, aišku, labai faina ir viskas, bet kažkas tai būna, ateina ar kažkoks tai pasakytas žodis, ar kažkoks įžeidžiančiais kito žmogaus kažkoks pasakymas, nu, niekas mūsų neįžeidinėja, iš tiesų tai mes patys įsižeidinėjam. Niekas nekaltas, kad mes patys įsižeidinėjam, patys interpretuojam tuos dalykus kaip įžeidžiančius, pykstam ir paskui savo vėl, kaip sakau, mintim kūrėm savo aplinką, tai reiškia, į ką dėmesys, į tą energiją ir mes prikuriam savo pykčiu, kaip sakyti, tolimesnius įvykius, tas sekas ateinančias, kad jos pyktas ir atneša mums kažkokius tai nemalonius įvykius. Tai visą laiką mane kažkas tai įsiūtina, nesu tikrai nei angelas, nei taikos balandys kažkoks, nei balta, nei pūkuota ir tikrai labai lengvai užsidegu, užsiplėskiu, mane įsiūtina, labai daug žmonių ir paskutiniu metu labai ir įžeidžiau, ir apriekiau, ir pasiunčiau, ir, kaip sakyti, ir atsiprašinėju, ir pergyvenu, bet svarbiausia, ką aš darau, tai aš visą laiką kreipiuosi vėl į Jėzų Kristų, padėk man suvokti, ką aš turiu suvokti šitoje situacijoje, kurioje vietoje. Aš dar turiu tai, kaip sakyti, save išgydyti, prašau tada, kad padėk man šitą suvokiu, dėl ko aš tai padariau, dėl tuos paslėptus visus savo norus, paslėpti savo tas, kaip sakyti, išlinda daugybė, kaip sakyti, šūdo, tiesiai šviesiai sakant, iš to vidaus. Aš jį kaupiau, pasirodo, kad aš esu ir kaip sakyti, turiu labai daug neapykantos, nepriėmimą, kaip sakyti, negaliu priimti kitaip mąstančią, negaliu priimti tas, kas man nepatinka, nors aš pati suvokiu, kad aš pati tą situaciją sukuriu, bet vis tiek dar spontaniškai kaltinu kitus, kad jie čia durni, kad jie čia nesupranta, kad jie nenori girdėti, kad jie dar kažką tai ir paskui gailiuosi dėl to, bet negraužiu, bet tiesiog prašau Dievą, prašau išgydyk mano, tarkim, kažkokį tai arogancijos pasireiškimas, prašau išgydyk, transformuok tai į meilę ir prašau duok man ženklą, kad tai jau įvyko, kad sakai, tai jau įvyko ir paprašai ženklą, kad duotų ten kažkokius tai ženklus. Ir aš juos gaunu visokiais, kaip sakyti, nu, tarkim, pravažiuojant reklamos kažkoks tai šūkis. Tai viskas yra ženklai, viską mes, tuos pačius reklamos šūkius, tuos pačius žmonių pasakymus, viską mes kūrėm iš vidaus. Jums dabar labai sunku suvokti, suprast, ką aš sakau, ir čia visiškai absoliutus briedas daugybė žmonių atrodo, bet mes klausim, mes patys savo atsakam. Dievas mumyse atsako mums patiems, reiškia, kalbame su Dievu, bet tuo pačiu patys su savim. Ir tas mūsų aukštesnysis aš iš mūsų ateities duoda mums atsakymus. Buvo priimta manyt, kad, reiškia, mūsų tenai tos programas, kurias mes gaunam per gyvenimiškas patirtis, įtakoja, nu, jos ir įtakoja, jos, kaip sakyti, spontaniškai liepia reaguoti taip, kaip reaguoja tuo momentu.
Bet va tie atsakymai ateina iš ateities, nes laikas yra suspaustas, laiko apskritai neegzistuoja. Egzistuoja tik tai momentas dabar. Dabar, kuriame telpa ir praeitis, ir ateitis, ir viskas vyksta vieną kartą. Laikas neegzistuoja, apskritai jo nėra. Tai reiškia, mes gaunam atsakymus iš ateities, jeigu to prašai. Ta Ramunė, kuri jau sveika, kuri laiminga, kuri gyvena meiliai, duoda atsakymus Ramunei, kuri yra dabar, šitam momente gyvena. Taip, taip, taip. Briedas? Ne briedas. Ne briedas. Negaliu perduot šitų plytų, kurios išsipakavo po 1 centimetrų, po vienu, kurios išsipakavo mintys visas ne tik tarp eilučių, bet ir tarp raidžių. Ir sakau, kiekvieną žingsnį aš dabar patiriu stebuklus. Jeigu klausai savęs, jeigu būni momente ir klausai impulso, veik dabar, veiki dabar tai, ką nori veikti. Eini, paprastai, pamatai, va čia kažkoks plėmas ant grindų ir tu pavyzdžiui nori jį išvalyti. Tiesiog paimi ir išvalai. Visų pirma, jisai tais nebenervuoja. Antra, ką, tu įpranti visą laiką būti momente ir klausyti mažuose dalykuose to, ką tau reikia padaryti šiuo momentu. Kai įpranti mažuos dalykuos, va tokios, išvalyti plėmelį, apkarpyti gėlytis, palaistyti kažkokias praeinančias, galų gale atsivers kažkokią tai knygą, tenai, vat noriu paskaityti. Vat šituose momentuose gauni atsakymus, gauni kažkokius nušvietimus, tam pačiam plėmo valyme kažkokius tai išvelgi ženklus ir tai neteina iškart, tai ateina palaipsniui, bet čia yra tokia nepaprastai didelė pagalba žmonėm, kad, blemiškai, aš dabar melsiuos, kad man padėtų išmokytų mane išsireikšti. Atleiskit, jeigu jums šitas video darosi nuobodus. Nu, žodžiu, kai pradedi daryti spontaniškai viską. Nu, suprantu, kad einat į darbas, kad reikia 8 valandas atidirbti daugam, ten reikia vaikais pasirūpinti viską. Bet vis tiek jūs turit porą valandų laiko, kai jūs skrolinat telefonus, pavyzdžiui. Tai galima daryti kažkas tai kitas, galima pasirinkti tiesiog būt momente, bet ką, indus plaunam. Indus plauni, jauti, kaip jie gurgžda, jauti, kaip jie švarėja, jauti, kaip kvepia valiklis kažkoks, tai jauti viskas. Ir tas darbas pasidaro fainas, viskas tau geras, širdį, tau malonu, viskas, ką bedarytum, viskas yra malonu. Tau malonu tiesiog eit ir negalvoti nieko. Ir tam ėjime ir negalvojame nieko, atsiranda tas plėmas ant grindų, kurį užsinori išvalyti, pavyzdžiui. Tu neprisiverti iš savai išplauti grindis, bet tu užsinori išvalyti plėmą ant grindų. Tu užsinori nusikabinti užuolaidas ir išplauti, nors aš jų 10 metų neploviau. Tarkim, gal ne 10, gal kokius 8. Ir visą laiką pradedi jaust savy, ko tu iš tiesų nori padaryti, spontaniškai darai, tada ateina tu spontaniškai išmoksti priimti teisingus sprendimus, kai tau yra bėda. Tu tiesiog antiek pasitiki savim, gyvenimu, Dievu, kad tau ateina tie insidai, tie priimimai, tie tikri tokie tikras mintis, kad tau ateina tokia mintis, ir tu žinai, kad jinai yra tikra ir tu eini ir darai tiesiog. Nesiparini, nesinervuoji, kad jinai tau tokia diagnozė, viskas. Yra problema, yra sprendimas. Ir paleidai, viskas. Ko negali žmogus, tą gali Dievas. Ir man tokie, kasdien vis prašau, Dieve parodyk man, kad mano, pavyzdžiui, šitie pamastymai apie tas kvantinius dalykus yra teisingi. Ir man visą laiką Dievas duoda tokius mažus stebuklėlius kažkokius, tai įvykius vienam video apie klozeto šepetį, atrodo, taip vadinasi. Pasakojau vieną iš jų, tai yra, pavyzdžiui, vakar tai buvo toksai irgi įdomus dalykas, klausiau kažkokį tai video, įsigilinus, įsisamoninus, kaifavau nuo tų
tie video man dažniausiai reikalingi patvirtinimui tai, ką aš jau esu pati atradusi. Tai jau tenai viskas jau man ten labai patiko, klausiau ir staiga mintis šast, man reikia paieškoti internete tapkių. Nes mano tapkės, mylimiausias tapkės, sutrynė man tokį mazuolį, kad aš nebegaliu priminti kojas. Ir aš galiu, pavyzdžiui, naudoti, ir aš galėjau įsiūt vat, į tokį, konkrečiai vat, tokias tapkės. O, labai čia jos negražios, tai va būtent apie tai ir Marko Polo, brangias tapkės, jos apie 100 eurų kainuoja naujas. 2 metus jas nešioju, jau kelis kartus taisiau, nes be galo patogias. Ir aš dabar galiu tik tai jom nešiot, nes man tas mazuolis labai skauda. Ir va, aš bežiūrėdama video, man šastelė galva, ir aš tų tapkių negalėjau gauti, nes tai yra senas modelis ir jų tiesiog nebegamina. Ir bežiūrint šitą video, man šastelė mintis, reikia pasižiūrėti vintage, atrodo, vadinasi, toksai puslapis yra, kur žmonės pardavinėja nenaudotus, gali rasti nenaudotų daiktų, ten ir prabangių firmų ir viskas, ir pasenusių modelių, tiesiog už labai menkas kainas ir galvoju, reikia pasižiūrėti ant tapkių, tu gal rasi kaip tik. Ir aš, kaip sakyti, tas atsiverčia, susiranda pagal firmą šitas tapkės, lygiai tokias pačias, bet 2 numeriais per mažas. Ir prisimenu, kaip Marti sako, kad jeigu dar gaučiau tokias tapkės 2 poras nusipirkčiau, aš jai nusinčiu šitą nuorodą ir jinai man atrašo. Va, sakau, nusipirk ir naujas ir gera kaina. Jinai man atrašo. Kaip tik perku dabar savo tapkės. Įsivaizduokit, jinai atostogauja kažkur tai kitam mieste, pliaže, užėjus tuo momentu, kai aš jai nusinčiu šitą nuorodą, pliaže užėjus kažkokiom tai išparduotų vytėm pliaže ir tenai kaip visas stendas šitų tapkių. Šito modelio Marko Neilo šitų tapkių. Sako, aš kaip tik perkuosi jas. Tai sakau, tai ir man nupirk. Žodžiu, jinai man nupirka vakar šitas tapkės. Tai įsivaizduokit, video metu ateina man kažkoks tai insidas. Dabar žiūrėk, šituo momentu, kai jinai tuo momentu perka būtent tokias tapkės, kurių praktiškai nebeįmanoma gauti. Tai galima dabar interpretuoti, kad yra pas mane labai stipri intuicija, bet tai labai sutampa ir su tuo dalyku, kad mes patys materializuojam savo norus. Jeigu žmogus va šitaip pripranti tikėti, pripranti galvoti ir pripranti pastebėti ženklus ir sekti savo mintis, savo jausmus, tai tiesiog tie stebuklai vyksta kiekvienam žingsnį. Tiesiog juos reikia išmokti pastebėti ir aš bandysiu toliau dalintis, gal net kažkokią tai Zoom transliaciją galima bus susijungti ir pasakot apie visiems pasipasakot, kas tam įvyko, kas tam, gal juos net pavyks daryti reguliariai. Ir tiesiog tas gyvas bendravimas tikrai daugiau duoda naudos. Tai va čia toksai bet man buvo siurprizas juokingas, kaip ir apie klozeto šepetį. Tikiuosi, Martin nesupyks, kad aš čia taip tokius dalykus pasakoju, nes čia yra tokie linksmi, nieko čia asmeniško. Tai va, tai tas apie vidinį dialogą su Dievu, tai irgi verta atskirai papasakot. Aš čia viską prisižadu, bet tai vat kažkaip tai man sunkiai sekasi gyvendinti, bet kaip sakyt, su Dievo pagalba. Tai va, aš čia dar kažką taip užsirašiau, tipo prieš įsijungiant ir dabar net žiūriu, ką aš čia norėčiau pasakyti. Tai apie... prašiau Dievą dar, užsirašiau apie Dievo ženklą dėl rūkymo. Buvau čia prisipažinus video, koks prisipažinus, rūkau kaip kaminas. Ir, kaip sakyti, deklaravau, kad nikotinas žudo vėžį, priešingai negu kad ant pakelio rašo, nes vyksta tai, kuo mes tikim, šventai tuo tikiu.
Nu, kad žudo, tai čia yra juokeliais, bet, kaip sakyt, kvantiniam lygmenį, kiekvienas žodis, kiekviena deklaracija, kiekviena afirmacija, jinai veikia. Ir ypač paskutiniu metu jinai tikrai veikia. Jeigu mintis, žodis, kaip sakyt, kūnas. Ir paskutiniu metu, kaip sakyt, suaktyvėja šitam žemės šitam persitvarkymui, tas laikas kitaip eina ir ta karma vadinama, jinai vyksta tuoj pat, nereikia laukti kitų reinkarnacijų, kitų gyvenimų ar ten metus laukti, kol tą piktai pasakytas žodis tau duos to veiksmį. Tai va dėl to rūkimą, tai papasakosiu gal dabar svarbiausia tavo gyvenimo įvykiai ir kaip tas ženklas dėl rūkimo atėjo. Žodžiu, užėjus man tiem, čia prieš porą savaičių, gal 3 savaitės kokias, užėjus nenumaldomiem nugaros skausmam, susileidau gal 3 dozes iš eilės ir gėriau ir susileidau pačių stipriausių, skirtingų, ko aš tai turiu visą kolekciją pas mane, vaistų, tenai 6 valandų bėgi, kas 2 valandas ir nei viena iš jų nesuveikia taip, kad net nors kiek, nors milimetrų tenai tas skausmas pamažėtų. Žodžiu, aš tas 6 valandas vaikščiojau, nes tik vaikštant gali kažkiek tai pakęsti tuos skausmus, kurie jau buvo tiek nenumaldomi, kad nebežinojau, kur dėtis ir įsibėgėti, rinkti sieną ar dar kažkas. Tai buvo, kaip sakyti, silpnumo valandas, kai jau noriu numirti. Galvoju greičiau, kad tik tai jau beviltiška situacija. Galvoju skambint greitojant, paskui galvoju gerai, tai ką man greitojai. Vaistai neveikia, aš pati turiu pačių stipriausių, ko stipresnių net ligoniniai neturi. Ir jie neveikia. Ką jie man ten toj greitoji gali padaryti? Ką jie gali padaryti? Užmigdyti tik tai, duot kažkokį tai vieną morfijaus jau rimtą kažkokią narkotiką, kad užmigdyti, bet tai tas problemų neišspręs. Perėjau jau 12 valandų nakties, perėjau kelis kartus per kaimą, pirmyn atgal, jau kojas nebepasyvelka ir skausmai iš viso nuselinos, nesikankinos. Šeima miega, tenai viskas galvoja, ką daryti, galvoja, gerai, atsigulsiu ir numirsiu, gal kaip nors. Atsigulsiu, numirsiu, nežinau, gal apalpsiu, gal rėksiu, gal išgąsdinsiu, bet aš nebeturėjau pasirinkimą, tiesiog nusivilkau ir atsiguliau ir pradėjau balsu melstis. Kas yra įdomu ir skaitau, kad aš išlaikiau egzaminą, tai niekada egzaminą, prieš dievišką egzaminą, tai aš niekada per šituos 7 mėnesius nenusivyliau ir neapkaltinau ir neklausiau Dievę už ką, Dievę dėl ko. Visą laiką, kaip sakyt, man tas stiprus tikėjimas, kad atsakomybė yra tik tai paties žmogaus, pačios manęs, atsakomybė už viską, ką aš sukūriau, tame tarpe vėžį, skausmus. Ir tikėjimas, kad dėl kažko tai yra gerai man, kad dėl kažko tai yra man teisinga. Tai kuo aš savim džiaugiuosi ir dėkoju Dievui už šitą supratimą ir stiprybę, kad aš niekada neišdaviau savo tikėjimą, neišdaviau Dievą, kad niekada nesakiau ir nesiburnojau ir neklausiau už ką, nes aš žinojau už ką. Ta prasme, ne už ką, bet kaip aš tai sukūriau. Žodžiu, aš atsigulu su šitais didžiuliais skausmais ir pradedu balsu melstis. Melstis nemoku, balsu sunku. Ir nuovargis jau nebeleidžia kalbėti garsu, bet žinau, kad garsu ištarti ta vibracija, kaip sakyt, veikia kūną, veikia mintis ir veikia tas, kaip sakyt, DNR lygmenį ląsteles ir tai labiau, kaip sakyt, girdima. Ir aš pradėjau balsu melstis, neatsimenu žodžių, neatsimenu bele ką, šnekėjau tiek ir pastebėjau, kad besimeldžiant tas skausmas rimsta, visiškai rimsta. Ir šneku ir tuo pačiu antrą eilę jaučiu, kad rimsta ir galvoju, o Dieve, stebuklai, viskas. Ir aš tas skausmas aprimsta, aš prisnūstu ir jisai vėl kyla, tik nustoju melstis, jisai vėl kyla. Aš prisnūstu, nustoju melstis ir jisai vėl kyla. Ir sakau, Dieve, pasakyk man, dėl ko, duok man suprast, duok man suvokt. Kodėl taip sakai, kad
meilė, tikra meilė ateina tik per skausmą, tik per fizinės kančias, kad žmogus gali patirti tą tikrą dievišką meilę, ne kūnišką, tą harmoninę meilę, hormonų lygmenį meilę, bet tikrą meilę gali pajusti tik tai per kančią. Galvoju, kaip tai suvokti, kaip man durnom smegenim nepakankamai tobulom, ar čia kaip negalima irgi sakyti, mes esame visi tobulai, mes esame Dievo kūrinys ir mes negalim būti netobuli ir kaip sakyti, kad aš durna, tai yra pretenzija Dievui, čia atsiprašau šitą vietą. Ir galvoju, prašau, parodyk man, nors momentai parodyk man, kas tai yra meilė, kaip gali suvokti, kas Dievas myli, siunčia skausmus. Nesuprantu, kaip galima žmogiškas smegenys suvokti tokį dalyką, kad tau skauda, tai yra meilė. Šakė, visiškas marazmas, nesuvokiamas žemiškam smegenim. Ir aš besimelsdama ir begalvodama, beprašydama parodyti man, kas tai yra, įsivaizduokit, aš prisnūstu ir vėl pabundu didžiuliam skausme, didžiuliam nepakenčiamam skausme, kuris draska, kuris eina per visų kūnų, nes ten tokia diagnozė, kad jo, jeigu eina ten, kaip sakyti, nuo kelių iki kaklo visi tie impulsai skausmų. Ir tuo pačiu aš jaučiu tokią meilę, nėra žodžių, sakiau, nėra žodžių. Įsivaizduok, beprotiškas skausmas ir beprotiška meilė. Tokia, kad rūpi blaškytis iš to malonumo, iš tos būsenas, kaip viena moteris kažkada, tai irgi onkologija serganti, nuvežta jau mirtininkų palatą, sako, irgi tenai tai stebuklingas išgyjimas įvyko, šitas sako, mylėjau dulkes ant palangės. Tai aš tas dulkes patikrinau, net galvoju, ar aš jas myliu, aš tikrai myliu tas dulkes ant palangės, aš viską myliu, žmonės, visus priešus, visus dėkingas, tas dėkingumas begalinis tiem visiems vadinamiem priešam. Priešas yra tik tai tas žmogus, kuris tau parodo, kur tu neteisingai galvoji. Jiem, kaip Biblija pasakyta, draugus pamilti ir žmonės, kurie tau daro gerą, juos pamilti lengva, bet jūs pabandykit pamilti priešus. Tai juos mylėti reikia labiausiai. Aišku, silpnumo būsenai tenai užsisterikuoji, supyksti tenai dar kažkas tai, bet paskui suvokia, atsiprašai savęs užpykti ir už savas mintis, kad savo blogą darai. Ne kitam darai blogą savo. Pykdamas ant priešų vadinamų, tu darai blogą savo, nes tuo metu tu kuri savo ateitį. Tu kuri kvantinį lygmenį, tu kuri savo įvykius būsimus ateities. Man dabar pačiai atrodo, kad aš pakankamai aiškiai pasakiau ir tikiu, kad jūs išgirdat. Tai va dabar grįžtant prie rūkymo. Reiškia, man užeina tas begalinis, tos besąlygiškos meilės jausmas, sakau, vertė 7 mėnesius tuos beprotiškus skausmus kentėti dėl šitos patirties ir aš esu be galo laiminga, nes tai tikrai labai mažai žmonių duota šitą suvokti ir patirti ir suprasti. Nes, trūksta žodžių, sakau, nėra tokių žodžių tam jausmai apibūdinti. Ir beje, kitoj dienoj aš jį pamiršau šitą suvokimą ir ten buvo ir suvokimas dar kartu, kodėl taip. Viskas aišku, viskas kaip gera, kaip faina, viskas aišku. Aš ten matęsias visas tas dalykas porą minučių, aš nuvargus užmigau. Tai va, dabar pratęsiant apie rūkymą. Ryte pabudau be jokio absoliutaus skausmelio, visiškai, kaip niekada nesirgus, jokių vaistų nereikia. Tai buvo kažkur apie 4:30 rytą. Vaikai buvo atvažiavęs, ne tada, vaikų nebuvo tada, nesvarbu kažkas, vietiniai. Miega visi, žinai, ramybė, saulytė kyla, paukščiukai čiulba. Ir aš kokias 3 valandas, kol dar visi nesusikėlė, vaikščiojau aplink namus, aplink iki ežero tvaros, va čia ežeras pas mus čia matosi per langą. Na jau šitą saulę kyla, šitais oras tas rožinis toksai, viskas beprotiškai gražu ir
visiškai nenorėjau rūkyti. Aš visą gyvenimą savo, nuo nežinau, kurių laikų, 30 jau metų, gal daugiau, atsikeldavau su mintim, va dabar parūkysiu. Ir galvoju, parūkysiu, apgalvosiu dieną, žodžiu, parūkyti buvo svarbiausia. Ryte atsikėlus, man čia buvo stimulas keltis. O tada aš kokias 3 valandas vaikščiojau, kaifavau, sugėriau kiekvieną momentą, kiekvieną garselį, kiekvieną kvapelį. Ir aš visiškai nenorėjau rūkyti, galvoju, Dieve dėkoju, aš ir nebenoriu rūkyti, nes aš anksčiau esu savo pasakęs, kad valios jėga mesti rūkyti neįmanoma. Tas pats apie alkoholį, tas pats apie viską, tai ir neįmanoma. Tai iš savo patirties žinau, buvo periodas mano gyvenime, kad skendėjau šitą liūnę ir aš, ir turiu patirtis labai negražias ir, kaip sakyti, dabar aš jas galiu pavadinti gražiom, nes tas irgi man labai daug davė ir dėkinga už viską, nes ir už tai, kad net nejaučiu kaltės, nes viskas yra mūsų patirtis ir yra viskas, ką Dievas duoda, yra labai gražu iš tiesų. Tai va, ir aš tada, reiškia, pasvaigau ten 3 valandas, pakaifavau, tada, kaip sakyti, įsijungia gyvenimas, įsijungia rūpesčiai, ką privalai padaryti, kažkokie skambučiai, kažkokie reikalų tvarkymai, bankai ir važiavimai, gal polikliniką nuvažiavau, ten ir kažkas, žodžiu, iškritau iš tos būsenos ir vėl sėkmingai toliau rūkau, bet žinau, kad jinai vėl ateis ir tiesiog reikia užpildyti kažkuo tai tą tuštumą, ką dabar užpildo rūkymas. Jos dar nėra, aš sakau, bet vat, tas prašymas Dievo, aš jo prašiau, kad parodyt man, kad aš teisi, galvodama, kad tai ateis savaime ir kad su tuo, su kuo kovoji, tas tik tai daugina. Tai reiškia, valios jėga metant rūkyti, tai valios jėga tik tai daugini. Reiškia, jeigu tu nerūkysi kokias mėnesį laiko, ten valios jėga, tai tu paskui pradėsi rūkyti ne po pokelį, bet po 1,5 dienos, tuo viskas ir pasibaigs. Arba tu visą gyvenimą kentėsi. Turiu pavyzdžių, kaip man ir draugės beveik visas dabar nebeveik, visas apskritai nerūko. Aš atrūkau ir jos, kai kurios tai tenai iš išdykumą rūko, tai tos neprisikabina, bet yra tokių užkietėjusių rūkalių, kurios tebekenčia. Dabar kiekvieną kartą, ypač išgėręs kokį vyną turi, tai viskas sako, tik ir galvoju, kad būtų faina dabar ir dar užsirūkyti, bet žinai, kuo tai pasibaigs vėl po keliais dienai. Tai va, susigrąžinau dabar savo video transliacijas, gal jos tikiuosi artimesniu metu bus rišlesnės, trumpesnės, dabar žiūriu 47 minutės čia baldėlinu su savo kalbom. Tai, bet žinau, kad bus žmonių, kurie dar žiūrės iki galo. Tai šiandien dar turiu tokį planą chuliganą vienam žmogui padėti. Pradėti daryti video kažkur tai savo metu. Tiek to, apie šitą nebepasakosiu, nes dar užtruks per 15 minučių, tai kad ir tas video nerišlus, bet jeigu jisai jums pasirodė įdomus, tai arba žinot savo aplinkos žmonės, kuriem tai galėtų pasirodyti naudinga, tai aš ateityje papasakosiu daugiau apie tas visus, kaip aš sprendžiau, kaip man Dievas padėjo savo kuždesiais jausi, spręsti visas problemas ir pačiai savo padėti. Tai papasakosiu smulkiau, pavyzdžiui, va čia turiu tokia yra knygos suspausdinusi. Čia ir psichosomatinės ligų priežastys, žymaus profesoriaus veikalas, kas paaiškina vėžio atsiradimus visiškai kitam lygmenį negu oficialios medicinos. Priprasta aiškinti, dėl ko, kas ir kaip. Tai va čia va, žiūrėkit. Neįsigilinti dabar Dr. Hammer, kam įdomu, pasižiūrėkit internete. Išstudijavau jas
pritaikiau savo papasakosiu apie savo visas fazės, metastazės ir kaip tai patvirtina šituos išradimus tikro mokslininkas, smegenų tyrinėtoja, 2 mokslinių institutų vadovą, vokiečio Dr. Hammer. Tai va, tai kam tai būtų naudinga, mano pasakojimai, mano video kanalas, tai prašau pasidalinkite su draugais, ar viešai, ar asmeniškai. Noriu, kad žmonės žinotų, kad savo blogom mintim nekurtų savo neteisingų, nepatogių, nereikalingų realybių, kad ta meilė gali ateiti tikroji, tikrai ne per skausmą, nebūtinai turi būti, nebūtinai pats save turi nukryžiuoti, kaip kad aš padariau, irgi su savo netikrais norais ir įsitikinimais, žodžiu, užsisakiau šitas kančias, balsu užsisakiau, nes man toks suvokimas buvo, kad tikra meilė tik per skausmą, kad, žodžiu, grynas liūdesys, dabar aš tai kenčiu, bet tuo pačiu esu labai dėkinga Dievui, gyvenimui. Tikiu, kad būsiu laiminga tuo ir be skausmų. Čia tokį net raktelį nuo paslapties kaip simbolį nešioju, kad aš šituo rakteliu atrakinsiu dar šitas išminties skrynes ir aš tikrai nuoširdžiai dalinsiuosi su jumis ir jūs dalinkite su tuo, kam aktualu. Ačiū. Myliu jūs visus. Dar ne taip, kaip norėčiau, besąlygiškai nemoku dar, bet myliu jūs visus kaip savo dalelę, kaip savo pačios pratesimą, nes mes esam viena. Tai irgi turėjau patirtį suvokti, kaip mes esam viena, viskas esam viena, papasakos kada nors. Iki malonių, gražių kitų susitikimų.